Labas. Tai jau atvykai pas mane, asmeninė stilistė, ir spėja nori patarimo, kaip rengtis, taip. O, nori, kad aš tau sukurčiau rūbus pagal tavo figūros tipą? Puiku. Labai gerai mąstai, nes pasitinka pagal rūbą, palydi pagal protą. Ir pirmas įspūdis yra labai svarbus. Okay. Tai žiūrėk. Pirma, tu man turi papasakoti, ko tu nori, kad aš galėčiau tau sudėlioti tavo garderobą, atsižvelgiant į tavo veido tonus, tavo figūrą ir tavo stilių. Tai pirmiausia papasako, ko tu nemėgsti, ko tu nenešioji. Taip. Ok. Dabar priešingai, ką tu dievini. Gerai, o kas guli tavo spintoje neliestas metus laiko? Supratau. Gerai. Dabar aš noriu tave pamatuoti. Tai noriu, kad susuktum nuo manęs. Aš išmatuosiu tavo pečius. Gerai. Ok, dabar pakelk rankas taip. Noriu tavo liemenį išmatuoti. Okay. Dabar krūtinės ląstą. Gerai. Dabar noriu išmatuoti tavo kojų ilgį. Dabar tavo torso ilgio, tai reiškia tavo viršutinės kūno dalies. Nuo klubų iki viršaus, iki kaklo. Tai žiūrėk, aš matau, kad tavo figūros tipas yra apverstas trikampis. Tai reiškia, kad tavo pečiai yra šiek tiek platesni už tavo klubus. Nedaug. Skiriasi gal 5 cm tik tai. Tai reiškia, kad tavo rūbai turi pabrėžti tavo liemenį, tavo klubus ir turi būti nukreipiamas dėmesys nuo tavo pečių linijos. Reiškia, kad tu turi nešioti maikutes su iškreipta V formos, taip vizualiai prailgins tavo torsą. Turi vengti akcentavimo viršutinėje kūno dalyje. Reiškia, kad rankovės turėtų būti nepūstos, paprastos, tiesaus kirpimo. Dar tuo pačiu tai reiškia, kad neturėtų būti kažkokių ryškių raštų, ypač horizontalių linijų, kaip mano tokios. Tai neturėtų būti tavo garderobė tokių dalykų. Geriausia būtų vertikalės linijos arba iš viso jokio akcento ir pagrindinis akcentas eitų nuo klubų žemyn. Taip, kelnės. Kelnės irgi tavo turėtų būti platesnės, kad nukreiptų dėmesį nuo tavo pečių. Taip, ok. Noriu paklausti tavęs, kokiems rūbams tu jauti didžiausią poreikį arba atvirkščiai tu jauti, kad kaip tik galėtų nenešioti, galėtų neegzistuoti ir nebūtų. Okay. Aišku. Ok, jau supratau. Pagal tavo veido toną aš matau, kad pagal tavo spalvinę gamą
su keliomis spalvomis. Su violetine, su mėlyna ir mėlynas atspalviais įvairiais. Aišku, įeitų ir standartiškai visos žemės spalvos, tai juoda, tada ruda, kūno spalvos, smėlio spalvos. Dar tave matyčiau su baby pink, tokia, kurie su tokia švelnia rožinė, žydra. Dar noriu išmatuoti tavo rankų ilgį. Okay. Bus įdomu, žinok, su tavim dirbti. Okay. Ar tu turi man klausimą? Dabar žiūrėk. Tu man turi išvardinti, ar tau reikės kostiumėlio darbai, pavyzdžiui. Laisvalaikio sporto aprangos. Šventinių rūbų. Tu man turi išvardinti, kiek vienetų maikučių tau reikės. Nes aš kaip suprantu, tu iš esmės nori pakeisti savo visą garderobą, taip? Okay. Kainuoja, žinok. Okay. Taip. Aš ką patarčiau? Turėti 2 baltas klasikinės maikutes, turėti 2 juodas ir tada turėti 1 rudą, 1 tokia klasikinė panašiai mano tik kitokiom linijom, kurią gali irgi dėvėti visaip, kaip tik nori suderinti. Tada patarčiau tau duoti 1 mėlyną. Taip, iš kelnių, kas liečia kelnes, nešioja, ar ne? Tai lygiai tas pats su klasikiniam spalvom, 2 juodos, 2 baltos, tada rudos, pora džinsų. Tavo atveju džinsai turėtų pabrėžti viršutinę tavo dalį, tai geriausia būtų, jeigu tu pasirinktum aptemptus nuo viršaus ir platėjančius žemyn, kažkur nuo kelių. Jo. Tau netinka siauri džinsai visiškai. Okay. O tada švarkai. Tau netinka oversiziniai švarkai, tu negali dėvėti, nes tada tavo pečių linija užgoš tavo liemenį ir figūra pasislėps tiesiog. Tau nereikia šito daryti. Tau geriausia iš vis būtų liemenė, žinok. Ja. Su tokia gilia iškirpte. Ja. Tau negalima nešioti džemperių, kurie yra su netikra pečių linija, tai reiškia žemiau peties. Tau negalima nešioti tokių, nes tokiu atveju tai tik tai pastiprins dėmesį į tavo pečių liniją. Tai tau nereikėtų tą dėvėti. Ok, tada toliau. Taip. Leis man dar kartą tave nužiūrėti. Apsisuk. Lėtai. Jo, man atrodo, kad pagrinde išvardinau viską. Šiaip tavo figūra visai nebloga. Aš neflirtuoju, aš tiesiog. Tau tiktų aksesuarai
Matau, kad sidabrinė, jeigu auskarus nešiok sidabrinius labiau, nes auksiniai tave labiau sendintų. Ok, toliau. Jeigu dėsiesi pakabuką ant kaklo, tai dėkis jokių būdų netokį, bet dėkis tokį labiau nusvyrantį žemyn krūtinę, kad nukreiptum savo dėmesį nuo pečių linijos žemyn. Ok, toliau. Tau tiktų skarelė. Skarelė kokios spalvos? Tau labai gerai atrodytų baltos, mėlynos, raudonos miksas. Pridėtų tokio prabangos efekto, žinai. Kas dar? Žinai, aš tau į tavo e-paštą atsiųsiu visą sąrašą, kas mano nuomonė tau turėtų tikti ir mes galėsime po to aptarti gerai. Jeigu turėsi dar klausimų, tu visada man drąsiai rašyk, skambink. Aš turėdama laiko visada mielai jas atsakysiu. Ir jo. Manau, kad projektas yra gan didelės apimties, dėl to aš negaliu pasakyti, kaip tiksliai mes jį įgyvendinsim, bet spėju, kad pasitelkus mano visą komandą 3 savaičių bėgyje, mėnesio, tai jau turėsi savo spintą. O Inda, kaip tau skamba? Tai visą pasiūlymą aš tau atsiųsiu elektroniniu paštu. Jeigu kas mane informuok iš karto gerai ir mes galėsim pasikoreguoti. Ir apskritai ir kūrybos procesai, kai jie visada būkime ant ryšio. Ir taip būsim labai patenkintas. Taip. Labai ačiū tau, kad skiri laiko. Tikiuosi, kad dirbsime kartu ir pasieksim gerų rezultatą.